Labą dieną, tiesiogiai iš Seimo kabineto. Tik pasibaigė ketvirtadienio posėdis. Aptariu balandžio 15, tai yra antradienio ir balandžio 17 posėdžius, kas įvyko. Tiem, kam yra įdomi tikra informacija, kas vyko, kaip vyko ir kodėl vyko. Nes ne viską galite suspėti perskaityti žiniasklaidoje, straipsnį po vieną. O čia viskas trumpai per 20 minučių, 15 pasistengsiu. Pasakysiu pagrindinius teisės aktus, kurie yra priimti, kurie yra atmesti, kaip viskas vyko ir panašiai. Šiaip, kas apskritai naujo Seime, tai iš posėdžio vedimo, jeigu atkreiptumėt dėmesį, pažiūrėtumėt Seimas tiesiogiai, tai matytumėt, kad gerbiamas Skvernelis jau šypsosi, Remigijus Žemaitaitis nėra toks įsitempęs, akivaizdu, kad yra pasiektas tam tikras sutarimas. Ir akivaizdu dėl to, kad tiek Saulius Skvernelis veda posėdžius daug labiau atsipalaidavęs, tiek Remigijus Žemaitaitis su visa valdančiaja dauguma ir su Skvernelio frakcija sutarė, mano supratimu, rado bendrą sutarimą. Tai galima pasakyti, kad šią savaitę įvyko akivaizdus pokytis ir nuotaikose, ir jų vedime. Na ir tai matote mokesčių pasiūlymuose, kurie buvo pateikti toj mokesčių reformai, kad koalicija turi bendrą sutarimą, vienas dar truputėlį pasistumdys, gal pasibrangins vienas kitas, bet iš esmės bendras sutarimas yra ir koalicija, ta koalicija pradėjo veikti vieningai. Gerai tai yra ar blogai, pamatysim, bet bent jau nebus tų asmeniškumų, kurie buvo iki šiol. Kas gali būti liūdna, kad gali būti, kad tuos mokesčių pakeitimus, kuriuos pristatė finansų ministras, gali būti lengviau priimti, o jie, mano supratimu, yra ydingi tiek Lietuvai, tiek jos ekonominiam augimui, tiek Lietuvos žmonėm. Bet apie mokesčių pakeitimus tyčia šiandien nekalbėsiu, apie juos bus daug kalbama kitą savaitę. Ir dar kitą savaitę jie bus pristatyti jau Seime, dabar Seime jie dar nepristatyti, tik tai registruoti pakeitimai mokesčių, visas jų paketas mūsų duomenų bazėje, bet Seime dar kalbų, svarstymo apie juos nebuvo, tai ne kito, dar kitą savaitę bus daug apie juos kalbama, beje, kitą savaitę Seimas atostogauja, taip, kitaip tariant, nebus jokios plenarinės sesijos, tai Seimo nariai dirbs su rinkėjais savo apygardose arba darys kitus darbus. Tai tokia bent jau yra. O plenarinės posėdžius, aš jums pasakysiu dar toliau tą, ką jau sakau jau ne pirmą kartą, Seime nėra kol kas ką svarstyti realių dalykų, svarstome pateiktus vieno ar kito Seimo nario pasiūlymus, tokias smulkmenas mes, bet strateginių sprendimų jokių. Paprastai Seimo posėdis prasideda ryte diskusijomis, pašventimais, sveikinimais ir jie užsitęsia iki valandos, kitą kartą net ir ilgiau. Šiandien ketvirtadienį tai užtruko visa diskusija, ko gero, 2 valandas, kitą kartą gerai padiskutuoti, bet kai iš tos diskusijos nėra jokios naudos ir kai 141 Seimo nariai sėdi ir klausosi diskusijos, kuri neduoda jokios pridėtinės vertės, tai tada klausiu, o ką daryti su to bendrojo vidaus produktu, kai šie 141 Seimo narys galėtų realiai dirbti ir atnešti naudą. Bet perinu prie to, kas vyko antradienį ir ketvirtadienį. Taigi, antradienį priimti šie pagrindiniai įstatymai, jau priimtas įstatymas vaiko teisių pagrindų, minėjo apie tai yra dėl tų QR kodų, tai iki rugsėjo 1 dienos atidėtas tikrinimas QR kodų, kitaip tariant, darbdavys neprivalės tikrinti QR kodų ir už juos negaus nuobaudos, kitaip tariant, jeigu to nepadarys iki rugsėjo 1 dienos, o tuo tarpu tą įstatymą, kuris nustatė pareigą QR kodams ir nustatė, kokiem žmonėm neleisti dirbti, kokiem asmenim neleisti dirbti, tai yra, kurie yra nusikaltę ir ar pasibaigė teistumas, ar nepasibaigė teistumas, tai va ta asmenų grupė, kuriems, kokią formą tai bus, kaip tas QR kodas veiks ir ar apskritai tas QR kodas liks kaip asmens identifikavimo toks dokumentas. Tai paaiškės netrukus, svarstom toliau komitete, šią savaitę taip pat buvo socialinių reikalų komitete, klausimai labai išsamus, labai detalūs, įdomu buvo ir, kitaip tariant, neskubėkit dėl QR kodų jie atidėti, bet kaip tiksliai bus sureguliuota, paaiškės netrukus per gerą mėnesį. Seimas pritarė LRT auditui, didelės diskusijos buvo tiek antradienį, ketvirtadienį,
opozicija net atsistojo ir dėl šito realiai klausimo išėjo iš posėdžių salės. Vyko toksai, gal iš viso ketvirtadienį popietė buvo suvelta tiek, kad realiai buvo net juokinga žiūrėti, dėl to, kad Seimui tiesiog pritrūko Seimo narių tam, kad priimti įstatymus. Tam, kad priimti įstatymą, turi dalyvauti daugiau negu 50% Seimo narių dalyvauti balsavimuose. Ir jeigu pasitraukia opozicija, o Seimo valdantieji nesugeba surinkti visų savo narių, nors jie turi didelę daugumą, tiesiog įstatymų priimti negalima. Ir visa eilė įstatymų krito ketvirtadienį popietę dėl to, kad koalicija Seimo nesugebėjo sukviesti savo narių tam, kad priimti įstatymus, kur jie buvo, klauskit savo Seimo narių, jeigu matysit balsavimo metu. O opozicija principingai pasipriešino tam tikriems įstatymams, būtent nebalsuodama ištraukdama korteles. Bet dėl LRT audito, kad ir bandė konservatoriai labiausiai priešintis, ir liberalai tam bandė priešintis, nepavyko su Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos frakcijos, Lenkų rinkimų frakcijos ir mišrios frakcijos palaikymu. Valdančioji dauguma turėjo pakankamą balsų skaičių ir mes priėmėm sprendimą, vis tik tai LRT auditas bus atliktas ir pavedėm valstybės kontroliai atlikti LRT auditą. Tiesa, čia yra įdomus aspektas, kuris yra labai susijęs. Nežinau, kiek šitas sprendimas yra parduotas ar sutartas su prezidentūra, bet nepamirškim to, kad į valstybės kontrolierę yra siūloma ponė Segalovičienė, kuri yra prezidento patarėja. Valstybės kontrolierė ir yra tas asmuo, kuris vadovaus įstaigai, kurie atliks LRT auditą. Tai interesų konfliktas galimas. Ir, turbūt reikėtų sutikti su nemažos dalies opozicijos argumentais, kad Segalovičienę siūlyti į visiškai neatšalusią prezidento patarėją, tiesiogiai siūlyti į valstybės kontrolierė iš tiesų yra rizikinga ir mano supratimu ne visai tinkama, netgi gal dar greičiau pasakyčiau, netinkama, juolab, kad ir kompetencijų būtent audito srityje ponia Segalovičienė neturi, kaip valdininkė ir valstybės tarnautojai, jinai turi tokius patirtį, tačiau ten reikia šiek tiek kitokios patirties, ten reikia vis tik tai audito patirties ir šio dalyko ji neturi, bet turbūt didžiausias argumentas ir negeriausias argumentas tas, kad prezidentas siūlo į valstybės kontrolierės savo patarėją, kuri yra politinio pasitikėjimo, nes prezidentas ją skyrė ir gana juokingai skamba, kai atsakymas būna ir iš prezidentūros girdėjau atsakymą, kad prezidentas nėra, Segalovičienė nėra politikė arba nesusijus su politikais. Tai absoliučiai yra netiesa ir nepagristas toks argumentas, todėl kad prezidentas yra politikas vienareikšmiškai ir jo patarėjai taip pat yra politikai, nes jisai skyrė juos savo asmeninio pasitikėjimo pagrindu. Tai kalbėti tai būtų netikslu. Iš kitos pusės ir konservatoriai, kurie ypatingai kelia šitą klausimą, jie negali jo rimtai kelti ir turėjo kiti kelti žmonės politikai šitą klausimą, nes konservatorių kelimas šito klausimo yra labai labai dviprasmiškas, nes jie patys labai dažnai pažeidinėjo šį principą, atšalimo principą ir konstitucinio teismo skirimai, ir ministrų skirimai, ir visi kiti dalykai. Tai iš tiesų ne jiems reikėtų šitą klausimą kelti, nors pats argumentas yra teisingas ir tikslus. Kiti teisės aktai, ką mes dar priėmėm, beje, tai Segalovičienė buvo pristatyta, ji bus patvirtinta vėliau, po savaitės ar kitos. Kas dar buvo Seime įdomaus, tai yra vidutiniai greičio matuokliai. Seimas ėmėsi svarstyti ir jau svarstymo stadiją pasieks pateikimui pritarta, tai yra automobilio keliais įstatymo pakeitimas, kur norima nustatyti vidutinio greičio matuoklių vietas, nes dabar jūs pastebite, kad tų vidutinių greičio matuoklių yra visur, jie dedami ne pačiuose tuose avaringiausiuose ruožuose,
toks įspūdis, kad reikia įsisavinti lėšas ir tiesiog ieškoma vietų, kur padėti dar tą vidutinio greičio matuoklį. Jų yra tikrai daug pridėta ir mieste, ir užmieste ir taip toliau. Tai Seimas imasi svarstyti taisyklės ir tvarką, kur jie turėtų būti dedami ir kur jų neturėtų būti. Sveikintina iniciatyva ir Seimas pritarė po pateikimo. Dabar vyks svarstymas, pažiūrėsim, ar šitas įstatymo projektas išvys dienos šviesą ir koks išvys dienos šviesą, bet svarstymas pradėtas. KGB išviešinimas taip pat skinasi kelią, KGB narių išviešinimas. Ir buvo pristatytas prieš jau gerą mėnesį turbūt Anušausko pasiūlymas dėl KGB narių išviešinimo, toks dviprasmiškas gana. O dabar pristatė antradienį KGB išviešinimą buvusių bendradarbių siūlymą išviešinti. Atsimenat, jų duomenys yra užslaptinti 75 metais, 2014 metais Seimas pats balsavo ir Žemaitaitis tame tarpe, kad būtų įslaptinta 75 metam šitas jų vardai, pavardės ir dokumentai, o dabar siūloma vis tik tai pakeisti ir panaikinti šitą reguliavimą. Tačiau, ir čia yra blogiausia, ką galiu pasakyti, kuo man nepatiko šis projektas Žemaitaičio, tai yra tom, kad jis kalba tik apie esamus valdininkus ir esamus politikus. Buvę politikai neturės būti atskleisti. Ir mes nežinosim istoriškai, kas buvo kas, priimdamas vieną ar kitą sprendimą. Ir čia labai garsios pavardės patenka, jūs pagalvokit gerai ir suprasite, kad jau dabar dalis asmenų ir konservatorių, pavyzdžiui, tarpe, giminystės net visi vienas su kitu susiję. Landsbergių, pavyzdžiui, visa giminė, jinai nėra politikai ir natūralu apie juos jokių duomenų, pavyzdžiui, nebūtų išviešinta, lygiai kaip ir apie jų giminaičius. Na ir taip pat šitame KGB išviešinimo projekte bendradarbių nėra ir viešųjų asmenų. Yra visa eilė viešųjų asmenų, apie kuriuos kurie yra vieši, kurie teikia savo nuomonę, kurie garsinasi. Ir jų šitame įstatyme taip pat nėra. Tai mano supratimu, kad tai yra ydingas politiškai projektas, turėtų būti tiek buvę, tiek esami politikai išviešinami, taip pat jų artimiausi nariai, na ir viešieji asmenys taip pat. Bet pateikimo metu aš pritariu šiam projektui, dabar vyks svarstymas, svarstymo metu galvoju tikslinti šitą įstatymo projektą, pateikti atitinkamas pataisas, apie kurias dabar kalbu, ir tada pamatysim, kaip ar Seimas pritars ar ne, ir matysim, ar iš tiesų Seimas yra linkęs pritarti KGB bendradarbių tikram išviešinimui, ar vis tik tai vėl mes čia pažaisim katę su pele ir paslėpsim labai daug ko, ką neturėtumėm slėpti. Miškų įstatymas, visi daug gaunu laiškų, kad reikia apsaugoti miškus ir staiga ateina projektas, pagal kurį įsiterpusi mišką iki 10 hektarų, įsiterpęs miškas tai yra arba jis yra įsiterpęs tarp valstybinių sklypų, arba tarp valstybinio sklypo ir kelio, tokius sklypus būtų leista privatizuoti. Akivaizdu, kad privatizavus šios miškus, tai yra, o tokių miškų, beje, bandžiau paklausti, bet ten sako kelios dešimtis hektarų, ne kelios dešimtis hektarų, tai yra 100 000 hektarų. Ir tai yra didžiuliai miškų kiekiai, miškų skaičius. Ir aš matau labai didelę riziką, kad šitas pateikimas ir šitas įstatymo projektas realiai leis privatizuoti tuos miškus. Jie tiesa niekam dabar nepriklauso, net urėdijom nepriklauso, urėdijos neprisima, tai tada siūloma privatizuoti šitus miškus. Na ir privatizavus jie bus kertami, natūraliai, tai bus kaip ūkiniai miškai. Tai mano supratimu, tai akivaizdžiai didins kertamų miškų kiekį. Ir po pateikimui nepritariau, dabar vyks svarstymas, svarstyme irgi kelsiu klausimą apie tai, kad tegul būna privatus miškas, gali įsigyti tą privatų mišką įsiterpusį sklypą, tačiau tegul užtikrina, kad jis nebus kertamas, nes iki šiol jis nebuvo kertamas ir nebuvo galimybės net kirsti, nes jis nebuvo nei urėdijos perimtas miškų, nei privatus. Tai aš matau didžiulę riziką, kad Lietuva toliau žengs, pristatė Nemuno aušros frakcija šitą pakeitimą, bet aš matau, kad šitas pakeitimas gali lemti tolesnį gana drastišką miškų kirtimą. Kas tokio dar įdomesnio, tai čia taip trumpai apibendrinau antradienio posėdį, ketvirtadienį
priimtas buvo gamtinių dujų įstatymas, kuom jis yra svarbus, galbūt tik tai tiek, kad tie vartotojai, kurie norės pasijungti dujas ir jeigu nuo prisijungimo taško yra iki 150 metrų, tai galų gale sumažinom pareigą mokėti šitiems žmonėms prisijungimo kainą, tai yra įrengti visus tinklus, iki šiol buvo 100%, dabar bus leista asmenims mokėti tik 60%, 40% turi dengti tas, kas tam, kam tą tinklą perduos, reiškia tiekėjui dujų, bet problema yra ta, kad apskritai didžiulis klausimas, ar neturėtų būti, kad visą 100% turėtų dengti minėtos įmonės, o ne žmogus įrengiantis toms įmonėms tinklus savo kaštais, šiuo atveju 60%. Pažadėjo komiteto pirmininkas, žiūrėsim ar tiesės pažadą, kad pateiks nedelsiant patikslinimą ir pataisas ir toliau mažins šitą žmonių prisijungimo kaštus. Žiūrėsim, ar išlaikys pažadą, bet bent jau 40% prisėmė, iki šiol buvo tikrai čia pozityvus yra pakeitimas. Elektros energetikos įstatymas pakeistas, taip pat labai svarbus vartotojams beje. Yra dalis gyventojų ir jų yra daug, apie 300 000, kurie vis dar naudojasi visuomeniniu tiekimu ir per metus jie išnaudoja iki 1000 kW elektros energijos. Tai čia ir buvo didžiausia kova, dalis jų šiek tiek daugiau išnaudoja kilovatų negu 1000. Tai kas yra leista šito elektros energetikos įstatymu? Leista likti visuomeniniam tiekime, kaip žinia, jis yra ženkliai pigesnis negu garantinis tiekimas plus 15% prie visuomeninio tiekimo, tai likti visuomeninėme tiekime iki 30 metų. Bet problema yra ta, kad įtraukti yra dvi grupės asmenų, tai yra socialiniai remtiniai asmenys ir tie asmenys, kurie elektros suvartoja iki 1000 kW. Kai klausime, kas atsitiks, jeigu asmuo suvartos 1005 kW, pavyzdžiui, per metus, pagal įstatymą jis automatiškai turėtų būti išmetamas iš visuomeninio tiekimo ir arba pasirenka garantinį tiekimą, arba pasirenka, nepasirinkusiam to komercinio tiekėjo, jis numestas bus į garantinį tiekimą ir jam tiekimas elektra pabrangs 15%. Tai štai šituo aspektu dėja nieko gero įstatymas nepažadėjo. Įstatymos formuluotė liko tokia, kad 1000 kW ir gali šiek tiek viršyti. Ką tas šiek tiek viršyti reiškia, taip ir niekas nesuprato. Ar tai yra 5 kW, ar 10 kW, o gal ir 50 kW. Tai rizika yra didelė tokia, kad bet kas iš jūsų, jeigu jūs dar vis esate visuomeniniam tiekime ir viršite per metus 1000 kW, 5, 7, 8 kW, tik ministras savo įsakymu nulems, ar jūs liksite visuomeniniam tiekime, ar jums elektra pabrangs 15%. Tai mano supratimu tai yra nesąžininga, norėjau taisyti ir pritariau visoms pataisoms. Kalbėjau apie tai, kad reikėtų leisti visiems, kurie yra visuomeniniam tiekime ir likti jame iki 30 metų. Deja, nebuvom išgirsti ir įstatymas priimtas toks, koks priimtas. Sankcijų klausimas, patvirtintas sankcijų, apskritai sankcijos tos atsimenat, kur čia didžiulis ažiotažas buvo, kur čia vatnikais visi išvadinti ir taip toliau. Tai Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas ir tas ekonominės sankcijas patvirtino, po to prie Rusijos piliečių apribojimus įtraukė ir Baltarusijos piliečiams apribojimus, pradžioj visi bendrai, po to ten keli susilaikė, viskas praėjo gražiai, ateina į Seimo posėdžių salę ir staiga dėl ekonominių sankcijų tyla, nes mano įsitikinimu, kad ekonominės sankcijos Rusijai reikalingos, kaip jau minėjau, tik tai ta apimtimi žemės ūkio produkcijai, tam, kad išlaikyti kitas nesankcionuotas prekes, tam, kad galėtų pelnytis su atitinkamom politinėm jėgom susiję verslai, jų rėmėjai. O kiek tai liečia fizinius asmenys, tai yra Rusijos piliečius ir Baltarusijos piliečius, atsitiko įdomiausi dalykai. Tai yra Baltarusijos piliečius pradžioj įstatymo projekte įtraukė į sankcijas, o šiandien pristatyme buvo eilė pasiūlymų, tarp jų ir Čmilytės,
tarp jų ir kitų opozicinių jėgų, kurios sako, išbraukim Baltarusijos piliečius. Čmilytė iš karto turėtum priskirti, reiškia, nepritarėm sankcijom, čia jau tada tie jau penktoji kolona, jokia penktoji kolona, įstatymas priimtas, išbraukiant Baltarusijos piliečius, paliekant ekonominės sankcijas, ką aš dariau Seime, aš iškėliau kortelę ir nebalsavau apskritai. Man gėda buvo balsuoti už šitą įstatymą, kuris buvo priimtas dėl ekonominių sankcijų apskritai nepagrindžiant niekuo, o dabar dar vaidinant didžiuliais, reiškia, tokiais patriotais, įtraukiant pradžioj baltarusus, rusus, visus kitus pavadinant penktoji kolona, o po to staigiai atsitraukiant ir lyg niekur nieko švarių veidų besišypsant, sakant, kad sankcijos turi būti ribotos ir tik tokios, kokios turi būti ir nedaugiau, ir tik žemės ūkio produktai. Tokios vaidmainystės, kaip su sankcijom, aš antro tokio įstatymo kol kas nesu matęs ir tai parodo visą tą Seimo darbą ir politinę vaidmainystę, kuri kartais vyksta. Ir galbūt paskutinis klausimas, tai šiandien buvo pateikimo stadija, kitaip tariant, kaip jau minėjau, įstatymai priimami 3 stadijomis, pateikimas, svarstymas ir priėmimas, tai dabar pati pirmoji stadija dėl konvencijos, dėl priešpėstinių minų naudojimo, kaupimo, gamybos ir perdavimo. Atsimenat, tai yra tos garsiosios priešpėstinės minos. Žemaitaitis kažkada kalbėjo apie tai, kad jis nepritars, bet pateikime praėjo ir kaip aš supratau, tai buvo pateikimas ir jisai praėjo ir buvo pritarta. Manau, kad pateikimo stadijai pritarė praktiškai visi. Pateikimo stadijai pritariau ir aš ir kėliau klausimą ministrei, pagrindinį. Kadangi visi esame už tai, kad Lietuva būtų saugi, visi esame už tai, kad išvengti ir daryti viską, kad išvengti karinės agresijos, bet kokios, kad mes išliktumėm taikos valstybė, vis tik tai šalia to yra ir gyventojų saugumo klausimas. Gyvybės, sveikatos, žvėrių saugumo ir sužeidimo atvejai. Ir klausiu ministrės, ar galima prašyti vėlesnėse stadijose, kai mes svarstysime šitą konvencijos denonsavimą, pasitraukimą iš jos dėl priešpėstinių minų naudojimo, ar mes galėsime gauti pirmą, aiškius žemėlapius, kur bus dedamos arba planuojamos dėti minos, ir antrą, siūliau turėti įstatymą, kuriame būtų labai aiškiai sureglamentuota, kada, kaip ir kas turi teisę užminuoti vieną ar kitą teritoriją. Kam to reikia? Tam, kad ministerija nepadarytų klaidos. Matant, kaip krašto apsaugos ministerija, tiesiog toks įspūdis, kad yra apakusi dėl gynybos klausimo ar kažkokios tai būsimos labai greitos karinės intervencijos, viską padarys, kad tik tai kuo būtų saugiau tariamai, bet iš tiesų mūsų gyventojai, žvėris, gali būti labai labai nesaugus. Ir tam, kad išvengti to, aš manau, reikėtų įstatymiškai nustatyti labai aiškias teises, labai aiškias pareigas, labai aiškus atvejus, kada ir kur jas galima naudoti Lietuvoje. Tai mano toks klausimas buvo įtyrus kol kas, nes tai yra tai pateikimo stadija. Žiūrėsim svarstymo stadijoje, jeigu į tai niekas nekreips dėmesio, tikrai kelsiu klausimą, kas iš karto nustebino po pateikimo, kad šitas klausimas siūlomas skubos tvarka svarstyti. Ir čia vėl keliu klausimą, kodėl ir kam reikia skubėti. Ar tai, kad Seimas pasvarstytų mėnesį ar 2, tas kažko tai sukeltų mums pavojų kokį. Jokio pavojaus, ir tą sako visi, tiek VSD pareigūnai, tiek visi kiti, jokio pavojaus artimiausių metų nėra. Tikrai porą mėnesių galim palaukti, ramiai pasvarstyti, priimti dar ir atitinkamą įstatymą. Bet Seimas pritarė ir skubos tvarkai. Tai bus sunkiau išgirsti argumentus suinteresuotų grupių, bus sunkiau išgirsti ir mums pasakyti, kas vyksta. Tai ir abejoju, ar iš tiesų ministerija netgi galvos apie kažkokį papildomą įstatymą, kuriame numatytų, kaip tos minos galėtų būti naudojamos Lietuvoje. Tai tiek pagrindinių įstatymų ir pagrindinių dalykų, kas vyko Seime, trumpai, aiškiai, neminiu to, kas yra neįdomu, o šiaip ketvirtadienio pirmoji dalis, tai mes
Pusantros valandos diskusijai skiriam, šiaip, kad įsivaizduot, kaip vyksta Seimo posėdis. Tada nuo 11:30, gal net vėliau, buvo vyriausybės valanda, keli įstatymai priimti, tada vyriausybės valanda ir popietė buvo totalus toks, liaudiškai tariant, jovalas, todėl kad dalis Seimo narių pasitraukė ir, kaip jau minėjau, opozicija išėjo iš posėdžių salės, o valdantieji nesugebėjo sukviesti savo narių tam, kad vyktų normalus balsavimas ir dalis įstatymų, kurios buvom apsibrėžę svarstyti šiandien, tiesiog buvo nesvarstyti. Taip atrodo darbas Seime. O visiems jums su tokia šypsena, su nuostabiu oru noriu pasveikinti su artėjančiomis šventomis Velykomis, jaukios šventės, jau linksmų žaidimų, kiaušinio žaidimų su vaikais, daužykit, laimėkit ir tiesiog, kad būtų gera jūsų šeimose, kad jūs jaustumėtės papildomą šiltą pavasario orą ir savo širdyse. Sėkmės jums ir pačių gražiausių švenčių. Iki.